Aišku, čia atstumai žiauriai maži. Paukščių plunksnos. Koks vaizdelis. Reik nepaslysti. Panas įmetė telefoną. Ir visur toks. Jau daug kas komentavot, kad gamta vis tiek numeris vienas, bet čia vienas įspūdingiausių vaizdelių. Visų kampų tai gerai atrodo. Taip jos atrodo. Kodėl aš tai išbandžiau tik dabar? Na ką, nusidėjot vaikai mano? Atvežiau išpažint nuodėmių. Tapinų bazilika. Beveik Tapino bazilika. Pas Tapiną tai nenoriu. O seneliuk stovi. Žiūri laimingas. Tai taip, susidėliojau apie 15 taškų, ką turiu pamatyti per 3 dienas. Tai šiandien 6 taškiukai. Aišku, čia atstumai žiauriai maži, tai labai lengva visur nuvažiuoti. Tai pirmas va, į bažnyčią. Tikintysis Žilvinas. Bet šiaip ką. Čia, kaip matau, populiari vieta, nes labai daug turistėlių. Eisim į vidų. Blemba, ten parašyta, jeigu nori eiti į vidų, turi būti žemiau kelių šortai. Bet kad aš neturiu. Ir čia visi eina su aukščiau kelių šortais. Ai, ten mišios vyksta. Tai neįsiu, nes ten šnekėti negalėsiu. Nu ir šiaip ašgi nesuprasiu maltiečių kalbos, ką jis ten šneka. Einu čia geriau pasivaikščiosiu aplinkui. Pasižiūrėsim, kas čia yra. Čia viskas uždaryta. O kas per vaizdelis? Inlaukos. Aš spėju kažkur ten toliau važiuosiu, nes kitus taškus susidėliojęs pagaliau šiandien ir maudytis varysiu. Bet aš vėl įsirinkau nepopuliariausią vietą maudytis, ten Ramlabiai, o vieną tokį įdomesnį. Nu, čia dar galit su manim pasižvalgyti. Mozaikos tos. Na, aš nevaidinsiu, kad suprantu kažką. Kaip ir sakiau, nelabai esu geras tikintysis. Bažnyčiose retai būnu, va tik tai, kai keliauju, užeinu į bažnyčias, pafilmuoti. Gal ir negerai, nežinau. Jums spręst, ar gerai, ar negerai. Netikiu, kad visi šiais laikais tokie šventieji, kaip anksčiau būdavo, kad kiekvieną sekmadienį bažnyčia, išpažintis, bla bla. Mes šiaip su Giedre nesam blogi žmonės. Mes visiems linkim gero, tai nėra mums ko į tą bažnyčią eiti ir atgailauti. Nu va, kokia graži nuotrauka bus tetulių iš atostogų. Čia atvarė vienas į šitą į Maltą be vyriukų ir dabar nusifotkins prie bažnyčias. Oi, mes eksplorinam bažnyčias, visokias olas, o iš tikro vakare va, į klubiukus 50+. Žinau, šitas moteriškės vienas. Jūs taip nedarykit. Mes ir taip nedarom. Pas mūsų Giedre didelis pasitikėjimas vienas kitu. Nu, dabar varom iš tikro nuplaut nuodėmių į paplūdimį. Blemba, aš nei kartą dar nesimaudžiau per 6 dienas, įsivaizduojat? Ai, vieną kartą iššokau nuo tos olos ir po to nebesimaudžiau. Tai dabar varau į vieną paplūdimį, iš kurio iš tikro labai tikiuosi daug. Didelė expectation, nes ten toks mažiukas, įdomus paplūdimiukas. Tai varom čia netoli ir žiūrėsim. Žvėrius paruoštas, vis dar nevažiuoja daugiau 50, bet šitam gozo saliukiai, tai net ir nereikia greičiau. Nu ką, atjudėjau į tą paplūdimį ir tuoj bus pirmas vaizdas, pažiūrėsim čia. Prie pat tokių kelių teko atvažiuoti. Supirta, bet netoli, gal 300 metrų. Ir nesimato. Paplūdimys ten apačioj. Čia einu gal biškį dar į priekį pasižiūrėsiu, nes čia yra toks uždaras paplūdimys, kur
jūra tiesiog kanalas susidaręs ir vandeniukas tokiu kanaliuku įbėgia kaip upė. O pats nežinau, čia vandenynas ar jūra, blemba. Nepykit ant manęs vazoko, geografiją pamiršau. Vienu žodžiu, matot. Va ten yra jūra, vandenynas, o čia tokia upė. Gerai. O einam leidžiamės, va ten yra laiptai. Tikiuosi nebus milijonas žmonių. Bet šiaip nemažai mašinų. Bet gal užteks vietos kažkur pagulėti. Vai, toks takiukas nėra per geriausias. O vieta vadinasi Viet Kasri Beach arba Voliai. Taip, Google susiveskit ir rasit. Va, eik tu savo, kaip atrodo. Jūs pažiūrėkit. Nerealiai. Eik tu savo. Varom į apačią. Čia jaučiu nemažai žmonių atvaro tiesiog pasidaryti fotkę, o nesimaudyti. Ir aš nesistebiu dėl ko. Aš irgi variau į kažkur tiesiog pafilmuot, pasėdėti, bet nesimaudžiau. Nėra nei vieno žmogaus, kuris maudytųsi. O aš galvojau, čia pasideginsiu. Čia nėra saulės. Niekur. Eik savo, iš ten atėjau. Toks vaizdelis. Vis tiek lysiu šitą vandenį. Prasiplaukt. Ten toliau, už kampo. Gerai, lendam į šitą grožį. Nieks nesimaudo. Visi tik fotkinasi. Šiaip nėra šiltas vanduo, ką galiu pasakyti. Oi, savo. Kas čia paukščių plunksnos. Šalta. Žiūrėkit, koks vaizdelis. Eik, savo. Bet šiaip akmenys slidus, tai turėkit tai omeny. O, kiek žuvyčių. Kai geras. Toks vaizdelis. Bet jau gilis yra. O jos ten šokinė įdomu. Ir neša į vandenyną. Kaip greit pagilėjo. Nereali vieta, ne? Ką nesakykit. Tik tas dalykas, kad pasidenginti nelabai galėsit. Nebent pačiam vandenį, arba olų, arba ten gale, arba bendrai va ten. Kur tos merginos. Aš irgi ten užsiropšiu. Ir pažiūrėsiu, kaip kas. Oi, kaip gražu. Čia biškį kampu, kaip matot. Reik nepaslyst. Dėčiausi gerai. Matot mano įdėkį. Pusė rankos balta, pusė ruda. Ai, va čia yra degintis, aišku, ant akmenų. Bet vis tiek. Nežinau, ar geresnį vaizdelį galit sugalvoti negu šitai. Pažiūrėkit, kokio švarumo vandenėlis. Mano expectation visiškai išpildyti. Nerealiai gražu. Vrama, reikėtų čia nušokti gal. Arba bent nuo ten. Tai vėl valandą kaupsis. Kaip praeitą kartą. Ir tada reikės plaukti iki pat priekio ir vėl eiti iki čia. Panas įmetė telefoną į vandenį ir jisai ant dugno dabar. Aišku, tam neperšlampame
maišelį, bet ir medūza plaukė. Ir neria prie to telefono ir dabar jos negali. Visiškai nereali vieta. Visiškai. 10 iš 10. Ko tikėjausi, to gavau, jūs pažiūrėkit. Dar kartą paskutinį. Porą valandėlių čia pračilinau. Kažkaip manau, kad ar rytoj, ar poryt, ar dar paskutinę dieną prieš išvarant, aš čia grįšiu, nes čia kažkas vau. Kaip taip įmanoma susidaryti? Toks kanalas tiesiai į vandenyną. Šiaip daug lenkų privarė, labai rėkia jie. Nesupranta, kad ne vieni saloje yra. Rėkia kaip išprotėję. Va, girdit? Čia kai įsimaudysiu, aš galvojau, kad atsigaivinsiu viską, būsiu toks fresh. Jo, dabar visas druskuotas limpantis. Bet tuo pačiu sekantis mano taškas, kaip tik susijęs su drusku. Berods. Nu dar paskutinį kartą jūs galite pasižiūrėti šitą. Ir va, kitą kartą, kai atsuksiu, jau būsiu visai kitam taške. Va, čia atvariau. Salt pans. Lietuviškai verčiasi druskos keptuvės, kaip suprantu. O atrodo va taip. Šiaip čia aš 1,5 kilometro važiavau, bet per visą 1,5 kilometro non-stop buvo jos tokius. Gal man reikėjo tiesiog sustoti ten anksčiau, nes ten kažkaip atrodė, kad galima prieit buvo prie jų, o čia nelabai prieisi. Čia viskas uždaryta. Reikia jaučiu suktis ir važiuoti atgal. Radau, kur galima nusileisti. Važiuojam, Jessica. O, čia keliukas nelabai. Kaip fainiai. Atrodo kaip po dykumą. Kurią pusę dabar? Oi, kaip slidu. Visur, kaip matot, šitos keptuvės druskos. Palieku savo žvėrį čia. O. Raktus palieku. Jau pastebėjau daug kartų raktus ir saugiau palikti. Jau čia esu kažkur taip. Ten mačiau labai daug su nardymo įranga. Tai ten turbūt yra nardymo kursai, galite įsipirkti ir varyti. Net laiptai mačiau įlipti yra. Tai einu pasivaikščiosim po pirmą po šitas druskas. Einu savo. Žiūrėkit, grinai va druska ant pirštų. Ir visur čia tokį. Ten mačiau, kur buvau pirmoje vietoje sustojęs, tai buvo ir druskos parduotuvėlė, tai turbūt iš čia pagamina kažkaip ir po to pardavinėja. Čia va visiškai balta, žiūrėkit. Galiu prisirinkti ir siųstis į Islandiją. O čia va hebrytė varo nardyti. Reikia nusivošt. Toks padarytas prisilaikymui nusileisti strypas. Ir tarp olų kažkurie čia neria. Aš nusileisiu iki pat pažiūrėti. Aišku, nenersiu. Nes jei nunerčiau, tai jau nebeišnerčiau. Nors šiaip reikės kažkada pabandyti daivinimą. Niekad ir nebandėm su Giedre, nors tiek šalių buvom, kur tai labai populiaru. Va, kopėtėlis. Toks vaizdelis. Čia šiandien kur varau, ten aфиgenį vaizdai, ne? Manau,
gražiau negu buvo Maltoj vaizdai. Nu, aišku, aš ten labiau po miestus daviausi, o čia jau labiau prie paplūdimių, prie gamtos. Gamtagi, kaip ir jau daug kas komentavot, kad gamta vis tiek numeris 1, o ne miestai. Tai lygiai taip pat ir man. Dykumoj, vienu žodžiu. Druskus dykumoj. O čia nieko nėra. Čia jau galima ir įeiti. Nesugadinsiu druskos. Aš tik dabar pamačiau, kas čia išraižyta. Nežinau, tikiuosi jų matosi. Čia sraigė. Sraigis. 2 sraigiai. Ką žmonės turi? Turi laiką ir galvose minčių. Sraigė tiesiog išbraižė. Netgi ne 2 sraigiai. Čia 1 sraigė. Čia 2 sraigė. O čia didžiausia sraigė. Nes vos važiuoja. Žiūrėkit, man navigacija rodo, kad aš turiu vandenį varyti. Ką jum? Ne, iš tikro, tai čia reiks dar kažkiek paeiti, nes parašyta private su car ir motorcycle negalima, tik kojom. Tai einu kojom ir čia turėtų būti irgi tokie uoleliai, iš kurios turėtų atsivert gražus vaizdas į Ramla Bay. Ramla Bay yra vienas populiariausių visos Gozos salos paplūdimių. Iš ten jau parodysiu, kas per vaizdelis, ar vertėjo čia kratytis, nes keliai tai ojojoj buvo. Vien tokie ir vienas labai status, tai jau abu stabdžius įspaudęs maks laikiau ir vis tiek slydo motoroleris. Va ten, kaip matot, paplūdimiukas. Jau pamiršau, jau pats pamiršau, ką tik sakiau, pala, kaip jis vadinasi. Skūzija, Ramla Bay. Bet čia turi būti tokia ola, iš kur atsivertų geras vaizdas. Šiaip netgi saulėlydį būtų gerai žiūrėti, bet aš kur nors kitur varysiu saulėlydį žiūrėti. Čia visur parodyta private, kad šitoje oloje negalima dronų, kad negalima partijų ir filmų daryti. Nu, aš ne filmus darysiu. Aš tiesiog video pasidarysiu. Negalima barbekių. Ir negalima kempingauti. Euras ėjimas. Nu, nustebinkit. Ulele. Kas čia per vaizdelis. Pažiūrėkit jūs. Na, jūs sakykit, ką norit, bet čia vienas įspūdingiausių vaizdelių, kuriuos galima jaučiu pačioj Maltoj pamatyti. Iš visų kampų tai gerai atrodo. Aš irgi noriu ten eiti atsistot pasimaivyti, bet kaip jie nais. Aš atėjau iš viršaus, bet kaip matot, galite ir nuo paplūdimio ateiti. Tokiu haiku. Ten paplūdimys, čia visur takiukas, bet pradžiai labai statu, tai čia straglina, matau, žmonės. Bet jūsų pasirinkimas. Aš kai motorolerį turiu, man nereikia kankintis. Tai šita vieta vadinasi Tal Mixta Cave. Čia irgi, manau, būtinai turite daryti. Kol kas šiandien su visom vietom eina. Ne? Visas gražios, viskas įspūdinga. Čia tai apskritai atsisėdi ir savo pikniką valgai. Pasimkit kažką pavalgyti, atsigerti. Į tą vietą galite ramiai valandą praleisti, nes aš irgi ką tik, nežinau, 3 minučių sėdėjau ir gružėjausi. Šiaip aš va čia. Leliuja, statu.
Čia šalia ten uola už kampo. O aš čia tiesiog paėjau. Čia visur, kaip matas, skardis. Čia turbūt buvo negalima eit, bet ai, va, čia aptverta akmenais. Nieksgi gal nemuš, nieko blogo nedarau, nieko nespardau, nešiukšlinu. Atsargiai viską. Dabar bėgam, kol su pagaliais. Net bėgu, kaip vietnamiečiai ir nepradėjau rėkti, negalima. Ai, važiuokit. Buvo prie pat pointas. Tiesiog be jokių užtvarų. Tai ne, aš turėjau ant ten lipti. Bet labai daug šiukšlių pastebėjau. Tas negerai. Kadangi vakar, kaip ir minėjau, kiekvieną vakarą bandysiu užbaigti su saulėlydžiu, tai dabar iki jo varau užpilčiu tam gaidžiui už 5 euriukus degalų ir vėl būt ramiam iki pat išvažiavimo. Ir važiuoju aš pasimti tradiciškų bandelių, kurios čia kepamos ir tipo labai skanios. Pastizi vadinasi. Tai varau iki degalų, pastizi, tada iki namų greitai ir varysiu kažkur žiūrėti saulėlydžio. Priima tik tai grinais, aišku, o aš buvau palikęs motorolerį, tai 100 metrų grįžau, pasimiau. Antras bandymas. Mačiau yra su sūriu, mačiau yra su pupelėm ir su chicken. Reiks visų skonių paimti būtinai. Mieste visiškas beprotnamis. Bet gavau šiaip ne taip. Už 3 bandeliukus sumokėjau €70. Taip jos atrodo. Žiauriai gerai. Čia su sūriu. O čia su pupelėm. Jo, pupelėm. O dieve. O dieve, kaip gerai. Ir paskutinis su chickenu. Čia skaniausias dalykas iš bandelių, ką esu valgęs. O aš tai dirbu kepyklai Islandijoje. Nesveikai skanu, eina savo. Reikia maišą pasimti. Kodėl aš tai išbandžiau tik dabar? Pastizi žmonės, būtinai Gozo, Maltui, kai būsit, būtinai išbandykit. Būtinai. Džėzus, ten toj Viktorija, kas yra sostinė Gozo, ant toks beprotnamis, kad aš net negalėjau normaliai perteikti minčių, ant kiek tas pastizis skanus yra. Ten turistai eina būreis po 10, po 20, su vėliavėlėm tik veda. Va ten tai aš jau tikrai nenorėčiau gyventi. Tai pastizi buvo, va, rytoj vėl pasimsiu ir poryt pasimsiu ir dar prieš varant pasimsiu, nes už 3,70 ar net €50, čia nenormalu, o skonis. O kodėl aš juos sugalvojau pasimti? Nes pavyzdžiui, vakar Lidle buvau pasimiau paprastos maltietiškos duonos. Ant tiek skani, aš beveik visą kepalą duonos 500 gramų suvalgiau vakar su sumuštiniais visokiais. Tai vakar buvau prie Sanat Sunset Viewpoint, o šiandien būsiu prie Sanaf Cliff. Jau toks vaizdelis dabar. O, koks didelis. Tai taip. Čia dar 300 metrų maždaug aikelis paeit. Viskas, keliukas gražiai asfaltuotas, bet važiuoti negalima. Ir prasitestavau šiandien. Viskas, mikrofonas pajungtas, kad neturėtų klausyti mano be emocinio balso. Oh my god, jebrytė. Vakar buvo nesveika. Bet dabar, o, aš net nenoriu.
rodyt. Čia taip, o čia viena įlanka, ten antra. Čia netgi būdelį padaryta žiūrėti. Žiūrėkit, aišku, čia gan statu ir slidu, bet tada va būdelį sėdit ir žiūrit. O gal ant to akmens? Ai, tu vėl vaiseliukas tiesiai. Reikia kažkur susirasti, atsisėsti. Kažkokį akmeniuką. Va, aš manau šitą radau. Netgi ten galima palysti. Visur čia išrausta. Nu, bet aš, vienu žodžiu, va čia būsiu. Būstrinė, viskas apdėta gražiai, akmeniukai yra, atsisėsti akmenėlio į bedugnę. Lipk ant akmenėlio, pilk iš šiknaspėlio.